Ankstesnėse serijose. Jonai, tu vairuotojas? Goda, aš maniau, kad aš tau taip patinku, Tu man ir patikai! Tik aš nežinau, kad tu mane molkinė! Atvežiai popieriukus ir viskas, tu esi laisvas. Koks vairuotojas, čia rytų pervežimų savininkas. Tarp kitko vienišas. O aš užvažiavau. Norėjau pakviesti pasimatymą. Nesupratau. Kiek aš visko iš tikrųjų prisigalvojau. Pasakykite, kad Karolis šiek tiek vėluoja ir tegul palaukia palatoje, gerai? Aš norėčiau, kad važiuotumėm namo. Susitaikėt. Ne, vis mergas parvažiavau. Bet dabar gailiuosi. Tai gyvenkim pas mane. Tikiuosi, tau patiko mano namai. Taip, labai. Ačiū. Gyvenk kiek nori. O Ieva kaip? Su Ieva pasikalbėjau jau. Jinai nieko prieš. Viskas gerai. Prašau. Ačiū. Atsiprašau. Skambinu. Alio? Labas. Klausyk, čia tau Milda skambina. Pameni? Klausyk, tave dar domina santuoka su turtingu vyru? Taip domina. Atrodo, aš turiu tau labai neblogą variantą. Įnoringas, bet labai turtingas. Patikėk. Puiku, o kada tas susitikimas? Dabar. Dabar? Tai reikia skubėti, reikia ruoštis. Ačiū labai. Iki. Tau dabar reikia pagulėti, o ne ruoštis. Ne, aš darbę nepadariau nei vieno reportažo, o čia tokia medžiaga, kad net man pačiai rankos nešti. Bet gal ne šiandien? Net ne šiandien, o dabar. Nieko čia baisaus. Arnikos tinktūros kompresai turėtų padėti. Svarbiausia, kad nėra smegenų sukrėtimo. O kas čia jūs taip? Už ką? Tai jau neklauskit. Prigavau su mėlūžiu. Tai prikulė, kaip per anksti parėjau. Manau, viskas bus gerai. Galit važiuoti namo. Tikrai. Bomba, reikia čia viską pasakot. Galvoju, nieko negirdėjau. Namo varyk. Kelnes kokie šia užsidėjai dabar. Nešilniais batais į ligoninę. Elena? O gal šį vakarą nueinam surūkyti taikos pypkę? Tai, aišku, gaila, aš nesuradau Rūžavo klubo mač revanšui. Mač revanšui? Tiks. Nebepyksti? Oi, baigtų, aš net Ronaldo nuotrauką išmečiau, o saldainius suvalgiau. Ir tau du palikau, bet palikau, kad net nebeatsimenu. Tai, štai ir jie. Prašau. Visus saldainius vaikų suvalgysiu. O jiems ir nereikia, paskui jiems skauda dantis. Tai ką, draugai? Draugai. Draugeliai. Baig. Ką baig? Ką baig? Pietautų? Ne. Su Balčiūnu turiu susitikti, nes įvyko čia toks nesusipratimas, tai aš turiu susitikti su juo. Ir kur tai sutiksi? Žiniasklaidą reikia skaityti. Pramonės rūmose dabar ten pervežėjų konferencija ir jisai skaitys pranešimą. Goda. Ką? O jeigu aš skaityčiau pranešimą, irgi taip lėktum susitikti, ką? Tu gražus, bet tu durnas.
tas moterys. Patikėk, ne vyras, o Lexusas. Gražus? Tai nuotrauką parodysiu. Jeigu Lexusas, tai aišku gražus. Va. Ko rūkais? Čia tokie pas tave mergų ieško. O ką? Klausyk, tau ne 12 metų. Man ne 12 metų, bet pasižiūrėk, kaip kažkoks plikas, kreiva nosis. Fui, pabaiso, ne vyras. Klausyk, kai šitas pabaisa pasipasakos, kiek jachtų jam priklauso, tai patikėk ir nosis tiesės nepasirodys. Turi jachtų. Na, aš pas jį garaže nebuvau, bet patikėk, jis pinigų turi kaip šieno. Yra įmonės direktorius, jam priklauso kelios sodybos ir tiesa, akcijų paketo neturi. Palauk, bet jis yra įmonės direktorius, jo statusas kalba pats už save. Ai, maniau, kad tu kokį milijonierių man čia. Nieko, laukai nedaugs. Ai, bet pabandysiu. Ką, nepatiks, tai atsistosiu ir išeisiu. Būtent. Taigi čia ne kokia prostitucija. Tai aišku. O kur susitikimas? Pas jį namuose. Elena, palauk. Parke gali būti drėgna. Čia gana. Agne, aš nesuprantu, kas čia nenormalus atsiprašyti žmogaus. Aš iš tikrųjų negražiai su juo kalbėjau. Aš kalbėjau iš viso grubiai, kaip kokia mužikė. Aš tikrai noriu atsiprašyti jo. Blemba, Agne. Baik, niekas jo nepersekioja. Baik tu juokus. Ką man eiktų? Žinai, o aš tau pasakysiu. O juokingiausia tai, kad jo nėra. Konferencija baigėsi. Ir aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip aš dabar jį surasiu. Agne, tu baig, tu sakai pamiršk, tu neįsivaizduoji, kaip jis atrodo. Jisai ledinis, jisai gražus, o ta šypsena, o Dieve, turtingas ir dar vienišas, tu nesupranti? Čia tas pats, kas tavo Bekertas. Visiškai tas pats, tik tai 100 kartų aišku jaunesnis ir 100 kartų gražesnis. Atleisk už tokią teisybę, bet, žiūri. Bet ne tame esmė. Esmė tame, kad aš jaučiu, kad jis yra man skirtas. Agne. Kokia aš tau dėkinga, kad ištempė mane pasivaikščioti. Aš taip pavargau šiandien. Vieno pacientų artimieji, žodžiu, siaupas kažkoks mane pavarė kitokia. O taip, žinai, aš tau pasakysiu, kad jau geriau besiguodžiantys pacientai, negu kad jų giminaičiai. Ne, aš šiaip iš vis nesuprantu, gydytojas turėtų gydyti, o ne atsakinėti kažkokius kvailus klausimus. Man irgi taip atrodo, žinai, pavyzdžiui, klausimas, o kada mano vyras galės jau gert? Kada gerklę atgalais. Taip, būtent. Klausyk, Nerijau, norėjau tavęs paprašyti vienos paslaugos. Tai aišku, Elena, mes su geriausi draugai. Taip, tikrai. Aš ne apie tai, aš
Aš labai rimtai. Pas mane yra atvažiavus mano mama. Oi, tai labai gerai, cepakus galėsi valgyti kiekvieną dieną, o jeigu liks, galėsi atnešti ir man, nes aš šiaip būnu, tai toks neprivalgęs visada. Žinai, čia šiaip tai nieko gero. Jinai galvoja, kad aš labai išgyvenu dėl skyrybų su Martynu. Tai tu ką, neišgyveni? Kaip tau pasakius. Mes nemažai šiaip laiko patikom viens kitam ir... Nu taip, taip. Norėjau tavęs paprašyti paslaugos. Gal tu galėtum apsimesti esantis naujas mano gerbėjas, dūsautojas? Dūsautojas. Tada jinai nusiramintų, jinai galvotų, kad aš esu atsipalaidavus, laiminga ir tiesiog išvažiuotų. O, Elena. Aš rimtai. Mergaitė, negražu mamytę apgaudinėti. Aš rimtai tavęs klausiu. Ar galėtum dėl manęs? Ar galėtum? Elena. Ar galėtum? Ar viskas gerai? Jo, man viskas gerai. Aš tik norėjau atsiprašyti. Taip negražiai šiandien gavosi kažkaip. Aš tikrai nežinau, kad jūs ne kaip šitas vairuotojas. Labai atsiprašau. Jonai, iškvies greitai. Aš vėluoju susitikimą. Ir dar policijai paskambink, kad viską apiformintų. Maža ką. Ei, panelė, jūs suprantate, jūs pati kalta. Perėję ten. Ja? Matot? O jūs esat čia. Ar girdit? Taip, girdžiu. Tvarkykitės patys. Goda, Jėzus Marija, viskas gerai. Kur skauda? Aš tai iškviesiu greitai. Nereikia. Aš pati. Nu, chamas tas tavo šefas. Girdėjai, ką jisai pasakė, kad aš pati kalta. Neliesk! Iš viso atstokit jūs nuo mano galvos. Nesvarbu, žmogų nužudyt gali to. Ir jums visai nesvarbu. Laivuose. Laivai rūpi, o žmogus nerūpi. Niekam nerūpi žmogus. Žmogus pats savo tik rūpi. Nu, dabar aš užduosiu jums keletą klausimų. Man į kamerą atsakinėt. Ne, negalit man. Kokias kalbas mokat? Lietuvių. Anglų. Rusų. Prancūzų. Comment allez-vous? C'est bien, et vous? Ça va bien? Oui. Oui, ça va? Aš truputį. Pti. Gerai, labai gerai. O kokia yra Austrijos sostinė? Praha. Viena. Pajuokavau. O Norvegijos? Oslo. Tvarkoj, puiku. Dabar įsivaizduokite tokį dalyką. Į kalną rieda troleibusas. Vėjas pučia iš vakarų į rytus, į kurią pusę eis išmetamosios dujos. Šiaurės į rytus. Taip. Į kalną, taip? Taip. Palaukit, tai... Taigi elektra varomas. Gerai, tai o baigus? Filologija. Lietuvių. Gerai. Susižeidė biškį. Ai. Gerai, tai dar porą klausimų ir pereisim prie praktinių dalykų. Prie ko? Prie praktinių dalykų. O ką jūs galvojate? Jonai, tu pažįsti tą merginą, kurią mes nutrenkėm? Jinai dar advokatų kontorui kažkokiai dirba. Nu, žinau, kad ten, bet nelabai. Neiškrenta man iš galvos. Išsiųstų jai puokštę nuo manęs, gerai? Ir
Mano vizitinė kortelė dar pridėk. Ne. Darysim kitaip. Ne, Lena, aš net batų nenusėmiau, aš tau pripurvinsiu, paskui tu čia su šluotelė turėsi viską šluoti. Baig, tu nesąmonė, šnekėk, jog darytų. Palauk, klausyk, aš einu, pažiūrėsiu, man atrodo, mama gal prisnūda šiek tiek. O kas čia dabar, Elena? Mama, ateik čia. Na, ką vaikeli? Noriu tau pristatyti. Na? Čia yra mano kolega Nerijus. Malonu, Janina. Ir dar noriu pasakyti, kad mes kaip ir draugaujam. Ir kad nesigautų taip, kaip gavosi su Martynu, tai noriu pasakyti, kad štai mūdu ir pora. Labą dieną. Vaikeli, palauk, bet tugi su vienu dar neįsiskyrė, dabar jau kitas. Kaip čia dabar? Mama, Martynas mane paliko. Jeigu susipykot, tai nereiškia, kad paliko. Vaikeli, taigi jūs įžadus davėt kunigo akivaizdoj. Vaikeli, negalima šitaip vieną dieną vienas, kitą dieną kitas. Mama. Ne. Va. Martynai? Elena, aš labai atsiprašau. Prašau man atleisti, jeigu dar ne per vėlu. Ponia Janina, kaip jūs galvojate, dar ne per vėlu? Labą dieną. Na, o šokius kokius nors lankėte? Mokyklų, universitete? Rumba, džaiva, čia. Ai, tai čia ir bus tas patikrinimas, praktika. Lambada. Lankiau su tokiu vienu. Ai, nesvarbu. Pavyzdžiui, valsas. Taip. Gerai. O dantukai visi savi? Kažkai koks vergų patikrinimas. Ne vergų, greičiau kastimas. Noriu šefui mergaitį išrinkti vietoj buvusios, kad neliūdėtų. Toks dvigubas patikrinimas. Pradžioje jūs, o po to jau jis. Pradžioje. Gerai. Nusirenk. Nusirenk, parodyk, ką moki, gražuolė. Nagi, nori turtingo dėdą, nusirenk. Opa! Vos nenukritau. Rumba, džaiva, čia.
medžiaga, kad net man pačiai rankos nešti. Bet gal ne šiandien? Net ne šiandien, o dabar. Nieko čia baisaus. Arnikos tinktūros kompresai turėtų padėti. Svarbiausia, kad nėra smegenų sukrėtimo. O kas čia jūs taip? Už ką? Tai jau neklauskit. Prigavau su mėlūžiu. Tai prikulė, kaip per anksti parėjau. Manau, viskas bus gerai. Galit važiuoti namo. Tikrai. Boba, reikia čia viską pasakot. Galvoju, nieko negirdėjau. Namo varyk. Kelnes kokie šia užsidėjai dabar. Nešilniais batais į ligoninę. Elena? O gal šį vakarą nueinam surūkyti taikos pypkę? Tik tai, aišku, gaila, aš nesuradau Rūžavo klubo mač revanšui. Mač revanšui? Tiks. Nebepyksti? Oi, baigtų, aš net Ronaldo nuotrauką išmečiau, o saldainius suvalgiau. Ir tau du palikau, bet aš palikau, kad net nebeatsimenu. Tai, štai ir jie. Prašau. Visus saldainius vaikų suvalgysiu. O jiems ir nereikia, paskui jiems skauda dantis. Tai ką, draugai? Draugai. Draugeliai. Baig. Ką baig? Ką baig? Pietautų? Ne. Su Balčiūnu turiu susitikti, nes įvyko čia toks nesusipratimas, tai aš turiu susitikti su juo. Ir kur tai sutiksi? Žiniasklaidą reikia skaityti. Pramonės rūmose dabar ten pervežėjų konferenciją ir jisai skaitys pranešimą. Goda. Ką? O jeigu aš skaityčiau pranešimą, irgi taip lėktum susitikti, ką? Tu gražus, bet tu durnas. Ui, tas moteris. Patikėk, ne vyras, o Lexusas. Gražus? Tai nuotrauką parodys. Jeigu Lexusas, tai aišku gražus. Va. Ko rūkais? Čia tokie pastovi mergų ieško. O ką? Klausyk, tau ne 12 metų. Man ne 12 metų, bet pasižiūrėk, kaip kažkoks plikas. Kreiva nosis. Fui, pabaiso, ne vyras. Klausyk, kai šitas pabaisa pasipasakos, kiek jachtų jam priklauso, tai patikėk ir nosis tiesės nepasirodys. Turi jachtų. Na, aš pas jį garaže nebuvau, bet patikėk, jis pinigų turi kaip šieno. Yra įmonės direktorius, jam priklauso kelios sodybos ir tiesa, akcijų paketo neturi. Palauk. Bet jis yra įmonės direktorius, jo statusas kalba pats už save. Ai, maniau, kad tu kokį milijonierių man čia. Nieko, laukai nedaugs. Ai, bet pabandysiu. Ką, nepatiks, tai atsistosiu ir išeisiu. Būtent. Taigi čia ne kokia prostitucija. Tai aišku. O kur susitikimas? Pas jį namuose. Dabar iki tokio. O taip, žinai, aš tau pasakysiu, kad jau geriau
besiguodžiantys pacientai, negu kad jų giminaičiai. Ne, aš šiaip iš vis nesuprantu, gydytojas turėtų gydyti, o ne atsakinėti kažkokius kvailus klausimus. Man irgi taip atrodo. Žinai, pavyzdžiui, klausimas, o kada mano vyras galės jau gert? Nu, vat kada gerklę atgal įsitikinti. Klausyk, Nerijau, norėjau tavęs paprašyti vienos paslaugos. Tai aišku, Elena, mes su geriausi draugai. Taip, tikrai. Aš ne apie tai, aš labai rimtai. Pas mane yra atvažiavus mano mama. Oi, tai labai gerai, cepakus galėsi valgyti kiekvieną dieną, o jeigu liks, galėsi atnešti ir man, nes aš šiaip būnu, tai toks neprivalgęs visada. Žinai, čia šiaip tai nieko gero. Jinai galvoja, kad aš labai išgyvenu dėl skyrybų su Martynu. Tai tu ką, neišgyveni? Kaip tau pasakius, mes nemažai šiaip laiko patikom viens kitam ir... Taip, taip. Norėjau tavęs paprašyti paslaugos. Gal tu galėtum apsimesti esantis naujas mano gerbėjas, dūsautojas? Dūsautojas. Tada jinai nusiramintų, negalvotų, kad aš esu atsipalaidavus, laiminga ir tiesiog išvažiuotų. O, Elena. Aš rimtai. Mergaitė, negražu mamytę apgaudinėti. Aš rimtai tavęs klausiu. Ar galėtum dėl manęs? Elena. Ar galėtum? Elena. Ar galėtum? Ar viskas gerai? Jo, man viskas gerai. Aš tik norėjau atsiprašyti. Taip negražiai šiandien gavosi kažkaip. Aš tikrai nežinau, kad jūs ne kaip šitas vairuotojas. Labai atsiprašau. Jonai, iškvies greitai. Aš vėluoju susitikti. Elena, palauk. Parke gali būti drėgna. Čia gana. Agne, aš nesuprantu, kas čia nenormalus atsiprašyti žmogaus. Aš iš tikrųjų negražiai su juo kalbėjau. Aš kalbėjau iš viso grubiai, kaip kokia mužikė. Aš tikrai noriu atsiprašyti jo. Blemba, Agne. Baik, niekas jo nepersekioja. Baik tu juokus. Ką man eiktų? Žinai, aš tau pasakysiu. O juokingiausia tai, kad jo nėra. Konferencija baigėsi. Ir aš, pavyzdžiui, nežinau, kaip aš dabar jį surasiu. Agne, tu baik, tu sakai pamiršk, tu neįsivaizduoji, kaip jis atrodo. Jisai ledinis, jisai gražus, o ta šypsena, o Dieve, turtingas ir dar vienišas, tu nesupranti? Čia tas pats, kas tavo Bekertas. Visiškai tas pats. Tik tai 100 kartų aišku jaunesnis ir 100 kartų gražesnis. Atleisk už tokią teisybę, bet, jinai žiūri. Bet ne tame esmė. Esmė tame, kad aš jaučiu, kad jis yra man skirtas. Agne. Kokia aš tau dėkinga, kad ištempė mane pasivaikščioti. Aš taip pavargau šiandien. Vieno pacientų artimieji, žodžiu, siaupas kažkoks mane. Ankstesnėse serijose. Jonai, tu vairuotojas? Goda, aš maniau, kad aš tau taip patinku, Tu man ir patikai! Tik aš nežinau, kad tu mane molkinė! Atvežė popieriukus ir viskas, tu esi laisvas. Koks vairuotojas, čia rytų pervežimų savininkas. Tarp kitko vienišas. O aš užvažiavau. Norėjau pakviesti pasimatymą. Nesupratau.
kiek aš visko iš tikrųjų prisigalvojau. Pasakykite, kad Karolis šiek tiek vėluoja ir tegul palauktų palatoje, gerai? Aš norėčiau, kad važiuotumėm namo. Susitaikėt. Ne, vis mergas parvažiavau. Bet dabar gailiuosi. Tai gyvenkim pas mane. Tikiuosi, tau patiko mano namai. Taip, labai. Ačiū. Gyvenk kiek nori. O Ieva kaip? Su Ieva pasikalbėjau jau. Jinai nieko prieš. Viskas gerai. Prašau. Ačiū. Atsiprašau. Skambinu. Alio? Labas. Klausyk, čia tau Milda skambina. Pameni? Klausyk, tave dar domina santuoka su turtingu vyru? Taip, domina. Atrodo, aš turiu tau labai neblogą variantą. Įnoringas, bet labai turtingas. Patikėk. Puiku, o kada tas susitikimas? Dabar. Dabar? Tai reikia skubėti, reikia ruoštis. Ačiū labai. Iki. Tau dabar reikia pagulėti, o ne ruoštis. Ne, man, aš darbę nepadariau nei vieno reportažo, o čia tokia